Labas vakaras visiems. Tai jau prisijungs ir Solveiga. Šiandien laukia labai įdomus pokalbis. Tai taip, tai ačiū, kas prisijungėt gyvai. O, turim ir Solveigą. Jei. Tai visų pirma, ačiū labai, kas prisijungėt gyvai. Ačiū, kas žiūrite įrašą. Aš esu Rėjus ir jei pirmą kartą mane mato, tai paskyriau savo laiką, energiją ir savo dovanas, kad padėčiau žmonėm nutiesti tiltus nuo ten, kur jie yra, į ten, kur jie nori nueiti, pašalinant visus vidinius pasipriešinimus ir blokus. Cheers. Tai šiandien turėsim be galo įdomų pokalbį su Solveiga. Ir Solveigas, kaip man ką tik prieš porą minučių pasakė, to jaus turiu žodis į žodį pasakyti. Tai Solveiga Baltušytė pristatau, tai yra akrobatė, lankstumo ir jogos mokytoja, TV šou vedėja ir gamtos medicinos fasilitatorė. Labą dieną. Labas vakaras jau jums. Labas. Taip pat disclaimer, kad Solveiga nuo 2008 negyvena Lietuvoje. Tai jeigu pastriksim su žodžiais, galbūt peršoksim į anglų kalbą, galbūt peršoksim į ispanų, bet manau, kad menedžinsim. Tai be to, kas liksit iki galo, jūs lauks specialus pasiūlymas tiek iš manęs, tiek iš Solveigos. Tai bienvenidos ir atidarome šią transliaciją. Tai ačiū labai Solveiga, kad skyrei savo laiką ir šiandien čia gyvai iš Mexiko, gyvai iš Playa del Carmen atvykai pas mus. Ačiū tau labai, ačiū už pakvietimą ir ačiū už visą tai, apie ką mes pašnekėsim. O, taip, galbūt pradėkime nuo konteksto, iš kur apskritai mes esame pažįstami. Kas tavo atsiminimuose, kada pirmą kartą mes susipažinom? Aš atsimenu, kad mes susipažinom universitete, kai mes buvom Škotijoje ir tada susipažinom patį pirmą kartą, tai čia buvo 2010, 11? 11. Aha, tai Wow, kiek čia? 14 metų. 14 metų. Ok. Uf. Atminty kažkaip galvoju iki 10, bet trauksim. Aha. Taip. Galvojau, ar šitą traukti, netraukti, bet visgi galbūt reiktų paminėti, kad iš visų žmonių, visą laiką aplink save turėjau daug žmonių. Aš taip pat 2011 išvažiavęs, 10 metų negyvenau Lietuvoje ir kad ir į kur į naują vietą atvykčiau, visada aplink mane būdavo daug žmonių, didelis socialinis ratas. Bet kuomet nusprendžiau visiškai pakeisti save, pakeisti savo realybę, pakeisti savo patyrimą, visi žmonės į visas pusės. Ir šito nežinau, ar tau esu sakęs, bet tu esi vienintelis žmogus, kuris yra čia, naujoj realybėj, su kuriuo turiu kontaktą. Nei vieno kito žmogaus nebėra nei kontakto, nei prileidžia, nei. Tai va, tai labai džiaugiuosi. Ačiū. Tai galbūt dėl to, kaip galiausiai prasidėjo visi tie keliai, aš nežinau, ar tu nori minėti, kad
kai galiausiai, nes mes vėl matėmės Meksikoje ir galiausiai kaip su ta medicina viskas prasidėjo irgi. Aš nežinau, Jo, ar tu nori. taip. Aš čia buvo 2021, sakyčiau, circa. Aha. Ir Taip. tuo metu gyvenau labai greitą gyvenimą. Naktim nemiegojau, buvo pirmoje vietoje pokeris, pinigai, centrinė nervų sistema pertempta. Vienintelis įrankis, kurį turėjau, kaip nusiraminti ir išgyventi, tai buvo alkoholis, narkotikai, kanapė, visa šita plokštė. Ir aš nežinau, kaip ir kokiu būdu, gal tu geriau atsimeni, bet gavau pakvietimą per Solveigą prisijungti prie ayahuascos ceremonijų. Aha, tai aš prisimenu, kad mes nuėjom kažkaip tai kavos išgerti, kol čionai buvai. Ir tada tau pasakojau, nes tai buvo ne tiek, kiek ilgai, kiek aš jau buvau su tom medicinom pradėjus dirbti. Ir tada tau pasakojau apie visą tai, kas ten pas mane vyko. Ir kaip tik turėjom ceremoniją tą savaitgalį ir prisimenu, kad sakėm, ateik su mumis, ateik pasižiūrėti, apie ką mes čia. Tai iš tikrųjų ačiū labai už tavo pasitikėjimą ir kad atei. Aš labai gerai prisimenu tą ceremoniją. Geras. Galbūt, žinai, kaip dabar jau praėjo nemažai patyrimų ir šiek tiek susiformavo ir matom, kaip medicina veikia. Galbūt net tame momente per tave medicina mane kvietė, kad it's time, nes dar pas tave aktyvi buvo. Gali būti dėl to, kad mes visą laiką sakom, kaip, žinai, kad žmonės išsirenka, ar aš čia būsiu ar nebūsiu su tom ceremonijom, bet tai nėra tiesa. Visą laiką medicina išsirenka, kas bus ceremonijoje. Ir tada, kaip ta medicina ateina pas tave į gyvenimą, tai būna arba pradedi sapnuoti, arba pradedi matyti, arba pas tave ateina žmonės, kurie tave atveda. Tai čia toks labai normalus kelias. Tai gal dėl to mes net ir susipažinom prieš tiek daug metų, žinai, kad galiausiai viskas atverstų čionai. Divine orchestration. Ok. Taip, tai pirmas mano rimtas klausimas tau. Šiandien ką tik kartu su tavimi uždarėme vieną iš mano sukurtų asmeninių VIP programų. Gal galėtum pasidalinti trumpai visų pirma, kodėl nusprendei kreiptis į mane? Aha, tai aš su medicinom, su meditacijom, su joga, su visokiausiais įrankiais, kuriuos turiu ir praktikuoju. Man pavyko paliesti visiškai visas temas, kurias aš norėjau gyvenime atblokuoti, kaip pasakyti, išgydyti, kaip pereiti per jas. Vienintelė tema, su kuria aš negalėjau niekaip susitvarkyti, tai buvo finansai. Manęs prie tenai visiškai neprileido. Ir mes, kadangi palaikėm kontaktą su tavim, ir man labai rezonavo viskas, ką pasakoju. Aš dar atsimenu, kur užkėlė vieną video apie tos 2 litus, kai tau duoda, kai esi vaikas, ir kai nori kažką nusipirkti, ir tada sakai, wow, turiu nevalgyti, kad sutaupyti tos 2 litus, kad paskui kažką kito turėti. Ir aš sėdžiu ir galvoju, wow, aš vis dar lygiai taip pat galvoju. Aš prisimenu dar tuos 2 litus ir aš vis dar taip pat galvoju. Ir vat lygiai taip pat, kaip tu pasitikėjai tuo metu toj Meksikoje ateiti su manim, aš tikrai pasitikėjau tavim, nes viską, ką man pasakojai, man labai lengvai susiprato. Nes dažnai aš jaučiu, kad žmonės kalba labai abstraktais, kur galbūt supranti teoriją, bet tai nėra tiek praktiška. Ir man taip, kaip tu pristatai visą tą informaciją, tai yra daugiau
sukramtoma. Okay. Okay. Ar labai atsimenu gerai tą momentą, kai tu jau iškomunikavai, kad jauti, kad nori jungtis į 8X ir tada aš sakau, nes tuo metu investicija buvo ar 333, ar jau gal 497 ir aš tau sakau tokį, nu, aš žinok, tau Solveiga rekomenduočiau mokėti 222 ir eiti į VIP. Kaip tu tada pasijauti? Tai žinoma, man tuo metu man tai atrodė kaip, nežinau ar galiu, bet aš galiausiai žinau va, taip pat iš tų medicinų, iš visko, kad jeigu nori didelių pokyčių, reikia šokti su 2 kojom ir tokia investicija energetinė, kurią įdėsi, tokio dydžio pasikeitimų irgi gali laukti. Tai aš kadangi jau nebenorėjau tiptoe, žingsniukas po žingsniuko eiti ir norėjau didelių iš tikrųjų pokyčių, žinai, kad aš nedarau dalykų po truputį, tai nusprendžiau tiesiog šokti su 2 kojom ir to nesigailiu visiškai. Tai gali sakyti, kad pasiteisino šitas pajutimas ir paklausimas. 100%. Super. Ir viskas, aš dar prisimenu, kad mes galvojom, ar palaukti naujos grupės, ar eiti vienai. Taip. Mes ten sprendėm labai, bet iš tikrųjų tai buvo visiškai idealu man būti vienai ir eiti su tavimi tuo VIP. Kadangi aš labai introvertiškai viską procesuoju ir tai man davė užtektinai laiko visą tą informaciją sukramtyti, bežiūrint tos video, bet kadangi jie nebuvo tai gyvai, tai man tiesiog tai davė užtektinai erdvės, kad aš galėčiau suprasti, kas vyksta manyje, be kažkokio indėlio gyvo kitų žmonių. Ačiū. Ar galėtum pasidalinti 2-3 tokiais mind-blowing epizodais, kurie labiausiai įstrigo tau šioj kelionėj? Wow. Olala. Ok, tai pirmiausiai tai buvo pirma savaitė, tai buvo ieškojimas tų tarakonų. Aš dabar visą laiką visiems apie tarakonus pasakoju. Tai pirmos savaitės namų darbai buvo ieškoti tarakonų savo gyvenime, savo kalboje, savo elgesyje. Ir vienas iš tų tarakonų, aš prisimenu, netgi pasakysiu ir tą pavyzdį, nes man ten buvo labai wow, kur aš kalbėjausi su vienu žmogum, su kuriuo facilituojam kartais tas medicinas. Ir ji man pasakojo, kad po vienos ceremonijos jie pasikvietė kažkas tai miegoti, kad pasiliktų tam name, kad nereiktų važiuoti namo. Ir jinai pasakė taip, bet tada man pasakojo, kad tos visos paklodės, viskas lovoje nebuvo grinai, kaip vadinasi, cotton? Medvilnės, nebuvo tai visiškai medvilnė. Ir jinai taip sako, ir aš negalėjau miegoti, ir aš iš karto galvoju, bet nereikia irgi taip reaguoti, ta prasme, tave pasikvietė miegoti čia visiškai. Ir tada paskui net pati pasigavau tam pačiam momentį ir sakau, gal jai labai patinka ta medvilnė, kodėl tu čia taip galvoji? Ir tada tau papasakoju ir sakau, man atrodo, čia tarakonas. Ir sakai, jo, ir kodėl tai tarakonas? Ir tau sakiau, kad kadangi mes taip daug dirbam, mes nusipelnom, ta prasme, irgi ieškoti kažkokios tai geros kokybės tos medžiagos tam pasaulyje. Ir tada prisimenu, kaip tu man sakei, jo, labai gerai, bet dar tavo atsakymai yra dar vienas tarakonas. Ir tada aš sėdžiu taip ir galvoju, bet kur čia tas tarakonas? Ir tarakonas buvo, kad vėlgi tai buvo
kad mes dirbome, todėl mes nusipelnėme tos geros kokybės. Bet iš tikrųjų mes jos nusipelnėme dėl to, kad mes egzistuojam, dėl to, kad mes kvėpuojam. Mes turim teisę tiesiog turėti geros kokybės dalykus. Tai man šitas, aš jo iki dabar negaliu paleisti ir aš viską, kiekvieną kartą, jeigu nesu kažkuo tai tikra, atsimenu labai šitą momentą. Tai šitas buvo labai stiprus man. Atsiprašau, pas mane nosis užsikimšus, nes labai daug laiko gyvenau be gyvūnų ir dabar turiu kačiukus, šuniukus prie savęs arti ir labai man daug alergijos. Tai va, tai vienas buvo tas, kitas ir turbūt pats stipriausias, tai vėlgi buvo namų darbai. Ir aš neatsimenu, ar tai buvo galbūt 4-5 savaitė. Ir kai mes dirbome galėjimą priimti, ir tam galėjime priimti, tu man sakai, okei, dabar tau reikės visiems, su kuo esi aplinkui, pasakyti, kad tu darai šitą darbą ir kad galėtum priimti. Tai pasakyti, kad aš norėčiau gauti kažką tai iš jūsų, galbūt kavos, ar vieną gėlę, ar kažką, bet ką. Ir kai tu man šitą pasakei, aš prisimenu, kad tai buvo pats galas mūsų skambučio. Ir mes padėjom tą ragelį ir aš nuėjau į tualetą iš karto, nes mane supykino. Mane iš karto supykino. Va tokio lygio rezistencija buvo. Tai su šituo aš labai kovojau. Aš jį galiausiai kovojau, kai man sakei, kad aš dažniausiai žmonėm duodu 1 metus su tuo dirbti, bet tau duosiu 4 savaitės, todėl full steam ahead. Tai aš padariau tas 4 savaitės, aš perlipau per save, nes aš ganėtinai turiu daug tos valios. Bet tada, kai jau mes baiginėjom tą savo kursą, aš nuėjau papietauti su vienu iš draugų, dar kuris buvo ceremonijų, man atrodo, tu jį prisimintum, Momo. Ir aš jam pasakoju, sakiau, wow, mane prašė daryti tokių dalykų, kurie mane taip nepatogiai padėjo jaustis. Ir aš jam papasakoju apie šitos namų darbus. Ir jis sako, okei, ir kaip tu šiandien šitą pratimą darysi? Ir aš taip pradėjau sinkti kėdėje. Sakau, ne, tai jau pratimas baigėsi, jau 4 savaitės užsibaigė. Ir jisai taip sėdi labai ramiai ir sako, man atrodo, kad šitas pratimas nesibaigia. Man atrodo, kad čia turi būti gyvenimo stilius. Ir sakau, ne, bet jau manęs nebeprašo. Ir jisai manęs nepaleido visiškai. Ir sako, aš sėdžiu čia ir tavęs laukiu. Prašau, praktikuok savo pratimą. Ir mane privertė, o taip mane nepatogiai, kokią 10 minučių mane spaudė, kol galiausiai aš jį priėmiau. Ir tada buvo labai didelė ta pamoka, kad tas pratimas, iš tikrųjų visi tie pratimai, jie niekada nesibaigia. Nes aš labai gerai galiu perlipti per save vienam tam momentui, bet tai nereiškia, kad tu visą tai integravai į save. Tai va šitie 2 man tikrai labai stiprus. Geras, ačiū. Kiek procentų manai, kad dirbant su pinigų energija yra actually dirbama su pinigais? Nedaugiau 20. Ir tai jau čia spaudžiant. Čia labai spaudžiant. Ir ta prasme, visi tie įsigilinimai, visi tie tikėjimai, viską, ką turim, dabar aš jos labai tikrai gerai suprantu jų tą mekaniką. Ir dėl to ir yra tas 20, nes vis dar nesėdėsim tenai šitaip ir laukiam, kada pradės lyti jau mums tais pinigėliais. Tai ne, vis dar turim daryti tos darbus, bet tu gali daryti tiek, kiek nori tų darbų, nes didžiausia pamoka, kuri man atėjo iš viso to mūsų kurso, tai buvo apie tą konteinerį. Ir tai buvo tas, aš tikrai daug dirbu su savimi ir aš jaučiuosi labai taikoje, labai ramybėje, bet nesvarbu, kiek aš dirbau,
dirbau ir dirbau, niekada nesustojau dirbti ir vis pas mane taip ateina ir praeina, ateina ir praeina. Ir kodėl? Ir netgi tada, kai darėme tą aktyvaciją jau per fastingą, per Mm. badavimą tą 3 dienų, kaip mes ieškojome tų skylių mano erdvėje ir kur radom tų skylių. Ir prisimeni, kai mes paaišėm tas skylės ir kai pradėjom pilti tą energiją į tą mano burbuliuką ir kai pradėjo man pildytis tas burbuliukas, netgi po 12 savaičių, pirmas mano instinktas buvo, Atiduoti. wow, kaip gerai jaučiasi, su kuo galiu pasidalinti. Ne, sėdėk, bet visą laiką reikia dalintis. Tai taip, dalintis visą laiką galėsi, bet pasėdėk su tuo. Ir man tas konceptas, kad kai mums ateina to, ko mes prašome, ir mes to noriu, tikrai labai noriu, bet tai ateina ir tai jaučiasi labai gerai, bet tai jaučiasi ant tiek gerai, kad mes su tuo sėdėti negalim. Šitas konceptas labai sunku jį priimti, nes vis dėlto mes to prašom ir mes tame dirbame ir kai ateina ta abundancija, tada mes ją norime atiduoti, nes taip jaučiasi per daug. Ir dabar aš jau pilnai tai suprantu apie tą konteinerį energetinį, kad nepripilsi daugiau, negu tavo tas konteineris gali išlaikyti. Jeigu turi bliūdelį savo sriubai, tai tu gali prašyti 3 bliūdelių, bet turi tik tai išlaikyti vieną. Exactly. Man asmeniškai tai, ką ir pats ant savęs pajutau ir dėl ko apskritai pakrypo dėmesys į nervų sistemą, nes turėjau tokių patirčių savo gyvenime, kur ateidavo tos didelės pinigų sumos ir nepatogu, sąmoningas protas galvoja, kad 1 milijonas ateis, 100 000 ateis, ar ten 5 000 per naktį įkris. Ir įkrisdavo. Ir kas tada kuo greičiau atsikratyti, nes sistemai nepatogu, nes atrodo, kad spaudžia per visus galus. Tai real deal ir pas klientus lygiai tą patį mačiau. Tai jo, gerai, kad šitą iškėlė labai. Nervų sistema ir energetinis konteineris neapgausi, neapeisi šito nieko. Entonces, kaip tavo dabartiniu suvokimu, kas yra vidinis darbas, ką tai tau reiškia? Wow, ok. Vidinis darbas, man tai reiškia valią, drąsą pasižiūrėti į save. Tikrai pasižiūrėti į save. Be jokių, žinai, kaip būna žmonės, atsiprašau, bet, be jokių bet. Bet neegzistuoja. Dėl to, kad aš labai tikiu tuo, kad nėra viktimizacijos gyvenime. Viską, ką gyvenam, mes esame išsirinkę. Aš tuo labai tikiu. Ir viską, ką mes gyvenam, mes pritraukiam. Ir kaip yra tas vienas pasakymas, kad gyvenime turime tik tai vieną darbą. Tai yra take care of your energy. Pasirūpink savo energetiniu lauku ir visata pasirūpins visiškuo kitu. Ir tai gali ateiti kaip magija. Iš dangaus gali pradėti lyti visokiais stebuklais. Tai galbūt taip. Ačiū. O kaip su ta pasąmonė?
mes visi turim savo definition apie pasąmonę, bet kiekvieną kartą prisiliečiant prie jos giliau ir einant sluoksnis po sluoksnio, vis labiau suprantam, kas ten per juodoji skylė. Tai kaip tu šiuo metu supranti pasąmonę? Pasąmonė, aš apie pasąmonę galvoju, man labai patinka Dr. Joe Dispenza, tai aš labai daug jo klausau. Ir jisai vat kalba, kad ir mano kundaliniai mokytojas irgi kalba, kad pasąmonė tai yra kaip namukas, kur gyvena visos mūsų istorinės patirtis, visi mūsų tokie įsigūdę tikėjimai. Ir visa mūsų praeitis gyvena tenai. Ir kadangi, aš neatsimenu kiek procentų, bet apie 90% mūsų minčių kasdieną tai yra iš pasąmonės mintis. Ir tai lygiai tokios pačios mintis, kaip mes turėjom vakar. Tai mes sąmonę naudojam labai labai nedaug. Ir kadangi mes bandom užsiimti tą savo sąmonę, aš sąmoningai, sąmonė yra 20% gal. Tai mums reiktų eiti link to seno namuko ir jį tada, žinai, visi turim tą spintą, kur mes sukraunam viską. Dabar neturiu laiko biškį pavalyti, tai į spintą ir uždarom. Problema yra, kad ta spinta, tas senas namukas mums valdo visą tą gyvenimą. Tai aš pasąmonę suprantu kaip tai. Labai, labai faina analogija su namuku ir man atrodo, kad sąmonė mūsų turi up to 10%, iki vos traukia 10%. Ir kad ir kiek mes mentalų, kad ir kiek ten afirmacijų savo kartosim, kol pasąmoniai trūkumas gyvena, kol pasąmoniai baimė, gėda, gausim patirti tik tai tos pačius lūpus. Aha. Gerai. Važiuojame toliau. Galbūt turi iš kepurės ištraukti tiek man, tiek visiems, kas žiūri, koks būtų numero 1 raktas į transformaciją. Jeigu žmogus supranta, aš esu čia, bet aš noriu būti ten, kaip man į tą transformaciją įsivesti save? Koks būtų? Aš per karantiną aš dirbau su viena kompanija New York'e, tai buvo, nežinau kaip lietuviškai, kompanija vadinosi She Alpha, ji Alpha. Ir tai buvo moterims, kurios turėjo didelės kompanijas ir panašiai. Ir mes vedėme kursus, rašėme straipsnius. Ir vienas iš kursų, kuris buvo man Habits. Įpročiai. Kaip habits? Įpročius, ačiū labai. Pastrigom. Tai keičiant įpročius. Ir aš manau, kad kelias į transformaciją prasideda nuo labai labai mažų žingsnelių. Pas mane, pavyzdžiui, jeigu ateina kažkokie tai klientai, kurie nori kūne ir ateina žmonės, kurie valgo tikrai mitybą labai nerekomenduojama. Ir tada sako, per 3 savaitės aš turėsiu tokį kūną kaip tu. Atsiprašau, ne, aš tau net nebandysiu pasakyti, kad net ir už metų tu turėsi tokį kūną. Paimi ir sėdi ofise 8 valandas 5 dienas per savaitę, aš einu sportuoti. Tai turim žinoti, kad vienintelis dalykas, kuris mūsų gali nuskriausti, tai yra mūsų expectation, tai mūsų tie norai. Ir kai norim kažką pakeisti, mes negalim keisti iš ryto į vakaro šitaip,
100%, jeigu mes prie tokio darbo nesam pripratę. Ir tai yra labai svarbu. Nes aš suprantu, kad pavyzdžiui, mes su šituo dirbam ir mes tikrai galim padaryti labai didelius perversmus naktį, nes turime praktiką tuose perversmuose. Bet jeigu tu jo nepraktikuoji ir tiesiog dabar pradėjai galvoti, aš norėčiau kažką pakeisti, tai jeigu tu valgai, nežinau, burgerį kiekvieną dieną ir 3 Coca-Colas ir visą tai, aš tau neduosiu naujo plano, kad tu valgytum tai salos. Tai bus kančiai ateina tada, kai mes juos pasidarome savo gyvenime, lengvai juos pakelti. Aš tuo labai tikiu. Tai jeigu tu valgai burgerį ir 3 Coca-Colas, tai aš tau duosiu galbūt kažką tai, nežinau, mėsos, kažkokios tai mėsos, jeigu tu ten valgai, ir tik tai 2 Coca-Colas. Tai eis žingsnelis po žingsnelio. Jeigu nori valgyti vaisių, tai pasidėk tos vaisius prieš save, prieš savo veidą, pas save ant stalo. Jeigu nori mažiau televizoriaus žiūrėti, tai pasidaryk, kad tau būtų sunku tai daryti. Tai šitas buvo pavyzdys duotas knygoj Atomic Habits. Atominiai įpročiai, nežinau kaip lietuviškai išverstų. Tai kiekvieną televizorių pasidėk savo tą kontrolį, pultelį kažkokiam kitam kambarį ir kiekvieną kartą, kai tu norėsi žiūrėti televizorių, turi daryti visą tą darbą. Eiti ieškoti to, eiti ieškoti tą, susijungti. Pasidaryk taip, kad tie įpročiai, kurių nebenori, kad tau reikėtų dirbti, kad juos galėtum padaryti, kad tai būtų sunkiau. Ir visus tuos, kurios nori, pasidėk savo pakeisti. Ir aš manau, kad tokie maži žingsneliai aplikuoja visiškai visam. Tai jeigu tu, pavyzdžiui, nori pradėti kvėpuoti, tai nepradėsi su kažkam 2 valandų praktikom. Ne. Pradėsi galbūt su 4 įkvėpimais 3 kartus per dieną. Ne? Ir lengviausiai pasidaryti šitoks, kaip kompiuteris, lengviausiai tai yra padaryti, uždedant naują praktiką ant praktikos, kurią jau mes turime. Tai jeigu kiekvieną rytą tu atsikeli, exactly. Tai jeigu kiekvieną rytą tu atsikeli ir, nežinau, išeini su savo kakava, atsisėdi balkone, tai po šito įpročio uždėsi tą naują. Atsisėdi su tavo kakava ir tenai pradedi tuos kvėpavimus. Tai yra daug lengviau, negu kažkur vidury dienos atsisėsti ir pradėti praktikuoti kažką naujo. Tai net praktikuoti yra praktika. Tai mano toks supratimas. Taip, maži žingsneliai bildina habits mažai žingsneliais bildina momentumą. Ir ta momentumo banga, kuri pradžiai taip sunkiai yra išjudinama, bet over time, 3, 6, 9 mėnesiai, jinai kyla ir jinai pradeda nešti ir taip su viskuo. Ir momentumas yra nuostabus dalykas ir mokėjimas ant jo jau surfint. Viena yra sukurti, žinau kaip sunku, turbūt visi žinot, kaip sudėtinga pradėti, bet tada, kai ant jo belieka tik čiuožti, kai jau yra įpročiai, kurie palaiko energijos, impulsas, kuris veda į priekį, yra nuostabus dalykas, galima labai daug padaryti gražių dalykų. Taip, ir mūsų energija, mūsų žodžiai tai yra magija, visiška magija. Visa ta, ką mes galvojame, yra magija, visa tai, ką mes kalbame, yra magija, nes tai yra vibracija. Tai mūsų vibracijos, tas taiklumas, tas stiprumas
jisai gali intensyvėti. Kodėl kai kurie žmonės pradeda kalbėti apie kažką, ką jie nori, ir tai ateina labai greitai? Dėl to, kad jie praktikuoja, kad netgi maži tie įpročiai, jie jų laikosi. Tai kuo mažiau tu meluosi savo, kuo mažiau tu neišlaikysi tų mažų pažadų savo, tuo stipresnis bus tavo tas taiklumas. Tai jeigu tu sakai, žinai ką, nebegersiu kavos, visiškai nebegersiu kavos. Ir rytoj atsikeli ir nuo rytojus. Tavo tas taiklumas sumažės, nes tavo smegenys supranta, kad tu net pati savo negali išlaikyti tokių pažadų. Tai aš labai labai atsargiai kalbu, kai kalbu apie tai, ką aš galėsiu daryti. Nes aš nenoriu pati savo meluoti. Kaip tik ir buvo sekantis klausimas, ir tu pati jau šitą užvedai, bet aš jį dar jaučiu, kad dar kažką galim prie jo pridėti. Kaip manai, energija, dažnis ir vibracija, ar tik gražiai skamba, ar yra kažkas daugiau, ką kolektyviniai sąmoniai jau būtų laikas sužinoti, suprasti ir galbūt net integruoti savo realybę? Kaip gražu. Tai tikrai, tai nėra tik tai kažkokios kalbos. Aš turiu labai mekaninį supratimą pasaulio ir aš tai vartoju visame, netgi savo praktikoje, savo lankstumo praktikoje ir panašiai. Ir nors ir man patinka tas dvasiškumas, bet mes galime kalbėti apie lygiai tokį patį dalyką, apie tą dvasiškumą iš tos dvasiškos pusės, ir mes tai galime paaiškinti kaip quantum fiziką. Kaip tą kvantinę fiziką, chemiją ir panašiai. Tai nebesame 2025 metais, kaip gražu, kad nebesame tokioj situacijoj, kur visą tai, žinai, čia labai hippie. Ne, visą tai galime išaiškinti su mokslu. Viskas yra energija, mes esame energija, visa tai yra dažnis. Žinai, žmonės tiki Wi-Fi, Bluetooth, bet netiki, kad mes esame energija. Tai kodėl mes sakom, kad žodžiai yra magija? Dėl to, kad viską, ką mes kalbame, tai yra viskas matuojama hercais. Ir hercai nėra blogo arba gero. Blogas arba geras tai yra mūsų supratimas, mūsų pasąmonė. Bet hercai tai yra arba density, like dense, arba tankus, arba tanku, arba... Tai yra arba tankesnis dažnis, arba tai yra lengvesnis dažnis. Ir gali netgi nepriklijuoti tų etikečių, tai yra gerai ar blogai. Rinkis dažnį, kuris tau patinka. Ar tu nori gyventi tam sunkiam dažnį, niekas nenori tame gyventi. Bet tada turime suprasti, kad visa tai, ką mes šnekam, visa tai paleidžia tą dažnį. Ir apie tą mes ir šnekam, kad reikia išmokti valdyti tą savo energiją, reikia atkreipti dėmesį į visą tai. Ir tai prasideda vėlgi nuo labai mažų dalykų. Kaip mes kalbame apie tai, kaip mes jaučiamės, tas kvėpavimas. Kvėpavimas yra visiškai raktas visame. Visame. Galbūt iki čia. Galbūt kažką tu pridėsi. Energija, dažnis, vibracija. Kur čia pradėti? Kad labai daug neįsiplės, tai mes visi esam magnetai ir turim galimybę pritraukti į savo lauką tai, ką mes išsiunčiam ir tai, kuo mūsų being, mūsų esatis, kaip ji vibruoja, pavadinkim taip. Kiekviena mintis, kiekvienas jausmas turi corresponding, atitinkamą dažnį. Arba tas dažnis, kaip Solveiga sakė, aukštas,
mažiau tankus arba žemas dažnis, tankus ir klampus. Pagal tai, kokioje realybėje dabar esat, kur žiūrit ar laivą, ar video šitą, galit padaryti tokį eksperimentą, biškį atsitraukti nuo telefono ir apsidairyti. Ir pasižiūrėti, kas jūsų aplinkoje, kaip jūsų aplinka atrodo, ką jūsų avataras, kuo jis čia aprengtas, ir viskas turi energiją ir dažnį, ir jūs galite pačiupinėti, kur jūs esat čia, ir pamatyti, kokiu dažniu jūs dabar esat įpratę vibruoti. Nes per praktikas galbūt žmonės yra įpratę pasikelti, šokti į aukštesnes būsenas, bet ten valandą, o 23 valandas visai kitur pasąmonė running the show. Tai mūsų tikslas, norint eiti į transformacijas, į pokyčius, yra kelti baseline frequency, baseline dažnį. Tai keletas tokių dalykų, kaip tai padaryti. Ui, čia atskiras. Apie šitą, pavyzdžiui, aš norėčiau pridėti, kad jeigu norim labai kažkokių tai stiprių pokyčių ir visą laiką, kaip sakoma, jeigu nori kažkokio tai gyvenimo, tai turi tai integruoti. Žinai, yra toks pasakymas, fake it till you make it. Tai va šitas labai aplikuoja tam naujam dažniui, nes jeigu mes labai užstrikę tam hamster wheel, žiurkėno tam ratuke bėgam, labai sunku, tikrai labai sunku iš to išlipti. Tai kaip mes tai darome? Aš, pavyzdžiui, personaliai išlipau iš labai didelių pokyčių, iš savo, pavyzdžiui, skyrybų. Aš užsidariau 2 mėnesius namie ir aš 6 valandas per dieną praktikavau. Aš ačiū labai visą tai, kad turėjau tokią galimybę, kadangi mano darbas yra labai lankstus. Tai aš turėjau tą galimybę, aš suprantu, kad ne visi ją turi. Bet galime tai aplikuoti netgi ir savo dienoj, kol dirbame ir panašiai. Tai aš, pavyzdžiui, dariausi tą gratitude journal, tai dėkingumo dienoraštis. Kiekvieną rytą pusę puslapio rašiau, už ką aš esu dėkinga gyvenimui, netgi aš jeigu atsikeliu ir man atrodė, kad mano pasaulis griuvo. Bet aš užrašiau. Aš esu dėkinga dėl to, kad aš turiu labai gražią lovą. Aš esu dėkinga dėl to, kad pas mane vandens niekada netrūksta. Aš Meksikoje gyvenu, žinai, ta prasme, tą vandenį vis tiek reikia pirkti. Galim būti dėkingi už milijoną dalykų. Netgi jeigu gyvenimas griūna aplinkui, mes galim būti dėkingi. Ir vakare rašiau pusę puslapio už tai, ką aš buvau dėkinga tą dieną. Ir tai iš tikrųjų pirmą mėnesį, pirmas kelias savaitės nesupratau, kodėl aš tai darau, bet sakiau, vis tiek praktikuosiu. Ir tada pagaliau supratau, nes kai man pradėjo eiti kažkokie tai sudėkingumai, kažkokie tai stabdžiai, mano smegenys buvo ant tiek ištreniruotos ieškoti kažko, kame aš esu dėkinga toj situacijai, kad tai pasidarė refleks, tai įprotis, tai man to nebereikėjo stengtis. Viskas, kas atsitinka, atsitiko, bet aš jau galiu būti dėkinga. Tai buvo šitas. Po šito praktikavau kiekvieną dieną tas mantras, kadangi mantras rinkausi tokias, kurios man buvo pakeliui. Ir vėlgi balsu, tie hercai yra vienas iš stipriausių praktikų, kaip keisti mūsų tą magnetizmą, mūsų energiją. Praktikavau jogą, ėjau pas psichologą. Aš 2 mėnesius taip brainwashing, kaip lietuviškai būtų išversti. Brainwashing labai gerai skamba. Save užsiprogramavai, hipnotizavai, ir sąmoningai į ten, kur tu nori. Ir tas dalykas, kad ne taip, kad aš, žinai, pradėjau ten po 3 savaičių, jau aš gerai jaučiausi. Aš rašiau verkdama. Rašiau, kad man labai gerai, kad man viskas nuostabu, kad aš labai dėkinga gyvenimui, kol aš turėjau labai daug to liūdnumo, labai daug skausmo širdį. Bet aš tai rašiau. Rašydama, paskui sakiau balsu.
Ir dar vidury dienos galvojau apie tai. Tai buvo everyday. Kiekvieną dieną daug kartų. Tai fake it till you make it, bet geroj prasmei, tai kad mes galim save įsitikinti. Tik tai, kad galbūt labai daug kas pasiduoda dėl to, kad padarėme tai vieną savaitę ir tai nevyksta. Tai nevyksta kodėl? Todėl, kad mes vis dar neturim to taiklumo labai gerai išlavinę. Kuo mes daugiau tų pažadų su savim išlaikysim, tuo mažiau kartų mums reikės visą tai rašyti, kol mes visų tuo pasitikim. Nes tada mūsų protas yra daug lankstesnis. Labai šitas fainas ir naudingas ir kas vyko energetiniam, mentaliniam ir emociniuose kūnuose, visiška rekalibracija tuo metu. Ir tu save pasodindavai, kur autopilotą paleidus sistemą po tokių sudėtingų patirčių, taigi eina į lūpus, eina į auką, eina į suffering, į grieving. Ir galima gražiai eiti per procesą, bet save kreipti toliau. Nereiškia, kad tu delusional savo dedi kažkokią kaukę. Ne, bet tu sąmoningai keiti savo visą vidų. Tai labai fainai. Dar prie šito norėčiau prilipinti tokį, nesiplėsiu, bet esu ne kartą dalinęsi šitu, bet žmonės yra įpratę, kaip ten pasakysiu. Žmonės stato, kolektyviniai sąmonė yra suprogramuotas toks algoritmas, kuris sako have, do, be. Visi ant šito yra pripratę važiuoti, bet veikia the other way around it. Be, do, have. Tai jeigu galima rašyti knygas apie manifestacijas 300 puslapio, arba galima 3 šitų žodžius duoti. Ir jeigu pilnai integruosit, ką reiškia pradžiai būti, tada iš to buvimo daryti, turėjimas ateis kaip pasekmė. Man šitas labai patinka šitas pavyzdys ir man labai patinka, vėlgi Dr. Joe Dispenza, kaip apie tai paaiškina, turi labai gražų pavyzdį savo knygoj, nes jie darė labai daug tų, kaip pasakyti, tų testų visokiausių. Ir kaip mes galvojame, kad veikia manifestacija. Mes gyvenam 3D, this is the state of nothingness, the universe. So we want something, mes kažko tai norim, tada mes vibruojam iki viršaus, kol ateina iki čianai, tai turim tai daug kartų norėt, kol susivibruoja, ir tada iš čianai turi materializuotis viskas, ir tada turi grįžti vėl į 3D. Tai yra labai ilgas kelias ir tikrai daug žmonių yra visą tai išlavinę šitam pasaulyje. Tai gali labai sunkiai dirbti ir tau ateis. Tikrai ateis, tai yra įmanoma. Bet kodėl mes turim taip sunkiai dirbti? Kodėl mes tiesiog nesusivibruojam į tą neutralumą, į tą aukštą dažnį, kad mums jau šito kelio nebereikėtų. Tenai, kur mes jau nebenorim, mums nieko nebereikia, nes mes esam vienumoj su viskuo, iš čianai mums tik tai pusė kelio parvibruoti viską į mūsų 3D pasaulį. Tai va šitas man labai patinka, nes čianai mes būnam tuo, ko mes norim. Ir tada parsivibruoja viskas į mūsų tikrovę. Gali skambėti žmonėm kaip kosmosas, bet patyrinėkit Dispenzos informaciją, daug info ir YouTube, ir knygas, prasileiskit per save. Ir ką esu pats patyręs, kad yra skirtingos sąmonės būsenos ir mes po truputį eleveitinam, bet jeigu vieną kartą skaičiau knygą
tai nereiškia, kad paėmęs antrą kartą man bus tas pats. Ne, jūs gausit ir sąmonė priims daug imliau. Tai repetition, kartojimas, jungimasis su informacija, kuri yra aukšto dažnio ir plečianti sąmonę, taip pat yra raktas, kuris atidaro duris. Taip. Oi, kiek čia turim gerų dar klausimų. Oi. Na gerai, paprastesnį tokį. Kaip tau jaučiasi ryšys su visata? Paprastai. Paprastesnį. Wow, ryšys su visata. Pasidalinsiu vienu mano iš mylimiausių momentų gyvenime, kur man niekada nesuprasdavau, kai žmonės sakydavo, kad esi Dievas, esi vienas su viskuo, esi vienas su visata. Ta prasme, teoriją to kaip ir suprasdavau, bet niekada to viduj nejausdavau. Taip, aš turiu tą informaciją, bet žinai, Nekonektinam. kada aš iš tikrųjų jį supratau, tai buvo, kai dariau jogos mokytojos kursą ir mums pasakojo tokią legendą. Tai iš Indijos Brahma, viena iš dievybių, kuris yra kūrėjas visko, jisai buvo atsisėdęs ir jisai kūrė visą pasaulį. Tai jisai sukūrė žemę, sukūrė dangų, žvaigždės, visą tą energiją. Ir tiesiog buvo toksai labai nusibodęs. Ir atėjo Šakti, tai yra reprezentacija mūsų moteriškumo. Ir jisai sako, man labai atsibodo, ta prasme, kokia prasmė viso šito. Davai man duok kažkokią tai užduotį, kur man būtų sudėtinga kažkoks challenge. Ir jis sako, pasidalink save į 100 dalelių. Jisai išsisklaidė į 100 dalelių. Vėl sugrįžo, sako, ne, čia nieko, aš viską galiu. Sako, pasidalink save į 1 000 000 dalelių. Jisai vėlgi pasidalino į 1 milijoną, grįžo ir sako, duok man tu tikrą užduotį. Ir tada jinai sako, aš noriu, kad tu save pasidalintum į 1 bilijoną dalelių dydžio molekulės taifą. Ir tada aš noriu, kad užmirštum, kas esi. Ir tada jisai pasidalino į 1 milijoną tų dalelių ant jos delno ir užmiršo, kas yra. Ir jinai paputė visas tas dalelės į žemę ir tenai, kaip ir sakoma, kad nukrito visas tos dalelės ir tos dalelės esame mes. Mes esam dalis jo, mes esam jis, mes esam visa ta visata, visas tas kūrėjas, tik tai mes pamiršom. Ir mūsų misija šitam gyvenime tai suprasti visą tai, kad mes esame visas šitas. Mes esame tas kūrėjas, mes esame tas Dievas, tas visata, vadink tu kaip tik tai nori, mes esame visa ta energija. Tai man ryšys su visata tai yra šitas, yra atsiminimas, kad esame vienas, esame viskas, ką turime, ko neturime, viską, ką jaučiame, ką matome, tai yra tiesiog mes. Labai, labai fainas pavyzdys, labai graži istorija. Nesu jos dar girdėjęs. Ačiū, kad pasidalinai. Gerai, prieikim prie gamtos medicinos. Ką tau reiškia gamtos medicina? Mokytoja. Pati gražiausia mokytoja, mano pati stipriausia partnerė gyvenime, trumpai pasakius. Man gyvenimą pakeitė, man trūksta žodžių išsakyti taip, man žodžių normaliai netrūksta, o čia man tikrai trūksta žodžių. Pasakyti, ant kiek man pakeitė gyvenimą, ant kiek aš esu dėkinga už visą tą gamtos mediciną pas save, savo realybei,
ant kiek aš esu dėkinga, kad visa ta medicina iškeliavo iš tų džiunglių, iš Amazonų ir kad mes turime galimybę su ją dirbti daugiau visoje toj visuomeniai. Bet man tai yra visatos išmintis. Mažas techninis klausimas. Ar medicina pakeitė gyvenimą, ar medicina parodė ir tada Solveiga pakeitė gyvenimą? Žinoma, ta medicina vis dėlto yra tik tai įrankis, yra mūsų mokytoja, mūsų draugė, mūsų partnerė, bet visas darbas priklauso nuo mūsų. Aš kaip sakau, kad jinai pakeitė, tai galbūt jos egzistencija mano gyvenime mane atvedė į tuos pasikeitimus, dėl to aš jai duodu tiek daug to ačiū. Jeigu medicina galėtų per tave perduoti vieną žinutę, kurią galėtum dabar pasidalinti, kokia žinutė tai būtų? Didžiausia žinutė, kuri turiu dvi. Tai vieną aš jau minėjau prieš tai, kuri buvo, kad nėra viktimizacijos gyvenime. Nežinau, ar yra daugiau lietuviškai žodžio tokio. Nėra aukos? Nėra aukos, mes nesame aukos. Mes nesame aukos. Ir kada mes tai suprasime ir integruosime į tą gyvenimą, tai sunku tai integruoti, nes tai reikalauja labai daug atsakomybės. Bet kada mes tai integruojame, tai yra pati didžiausia, pati plačiausias jausmas laisvės, kurį aš esu gyvenime patyrus. Nes visiškai gali atsitraukti nuo visko ir gali suprasti, kad nors negali kontroliuoti kažkokių tai įvykių savo gyvenime, gali kontroliuoti, ką tu jauti, kaip tu gyveni, ką darysi, kaip tu atsakysi visus tuos įvykius. Ir visa tai tau duoda tą jausmą tos kontrolės, ne kontrolės, bet tos... Padėk man išsireikšti. Sense of being in control. Aha. Tai tik pojūtis, kad aš čia kontroliuoju kažką. Aha. Tai toksai jausmas, kad aš kuriu savo gyvenimą. Va čia mes ėjom. Tas toksai, ne kad gyvenimas man atsitinka, bet aš kuriu savo gyvenimą. Aš renkuosi, kas atsitiks. Aš renkuosi savo realybę. Tai čia kai mes atsisakome to aukos jausmo. Antras, tai aš visą laiką juokauju su šituo, bet kodėl, pavyzdžiui, žinai, žmonės klausia, nes, pavyzdžiui, ajuaskos ceremonijas ir panašiai, tikrai tave kartais, taip lietuviškai užtaško. Žinai, ta kūnė sunku ir labai daug visko matosi ir labai daug jausmų visokiausiai. Aš su to problemom, pavyzdžiui, dabar neturiu visiškai. Ir žmonės sako, kaip tu gali taip judėti ir mes grojam tos instrumentus ir mes padedam žmonėm nueiti ir taip. Kaip tai galima? Ir aš visą laiką sakau, deliulių is disoliulių. Okay. Tai toksai, kaip tai išversti lietuviškai? Toks, užmerkus akis toksai visiškas žinojimas ir pasitikėjimas, bet taip iš širdies, iš sielos gilumų pasitikėjimas, kad aš esu šviesa ir aš esu meilė ir nesvarbu, ką aš čia matau, ką aš patiriu, visą laiką išeisiu į šviesą. Tai visą tą, ką matau ir patiriu, kas yra nelabai gražu, gal nelabai smagu, galbūt tai yra skausminga, tai yra tik procesas, visą tai užsibaigs. Ir žinojimas to
tokia situacijose, kur nesimato, iš kur ta šviesa ateis, kai nesimato galas to tunelio, aš niekada negaliu pasiklysti, nes aš esu šviesa. Tai man šitos dvi pamokos, aš su jom tikrai pasikeičiau, kaip jaučiasi mano gyvenimas, kaip aš einu per visus tos sunkumus, kaip aš naviguoju visokius pokyčius gyvenime, kai šiais metais buvo daug. Wow, labai stiprus ir kai įkrenta šitas įsėda į krūtinę ar į pilvą, ar kad ir kur ten giliai, kad nesvarbu, kas yra, ką matau ar patiriu, bet mano being yra šviesa ir meilė. Ir už viso šito šaršalo visada galiu tenai rasti, kaip grįžti. Čia yra game changeris. Wow, labai fainas priminimas, ačiū. Deliuliu ir visoliuliu. Aha, self-hypnosis visiškai. Bet argumentas, kad tai nėra deliuliu, nes tai yra kaip ir core Tai yra tiesa. kiekvieno iki tos tiesos, kol įeinam giliau ir integruojam, tai mes galim eiti per delusional kelionę, bet ji nuveda į integraciją. Tai nežinau, ar make sense, bet jo. Tikrai taip. Kodėl aš apie tai juokauju? Tai dėl to, kad pirmiausiai, kai pradedam tą praktiką ir kai tikrai pasidaro labai tamsu, iš tikrųjų atrodo, kad galvojimas to apie tą šviesą, apie tą meilę, jis neatrodo logiškas. Tai vėl čia mes einam į tą brainwashing ir tu tuo turi tikėti, netgi kai visas pasaulis, viską, ką matai, viską, ką jauti, tau sako kitaip. Nėra lengva, bet prasukus tai vieną kartą ir gavus rezultatą, ar tai ateinam prie greitesnės integracijos ir ten yra labai daug dovanų. Tai rekomenduoju patyrinėti. Taip. Galbūt trumpai, kada ir kaip gavai kvietimą žengti ir atsistoti į šamaninį kelią? Okay. Aš turėjau tikrai lengvą jaunystę, paauglystę ir savo tą jaunesnį etapą. Ir turėjau tokių įvykių gyvenime, kur buvo labai, labai stiprus ir jie mane tikrai veikia labai. Ir virš 10 metų bandžiau tai taisyti su visokiausiam terapijom, su psichologai, su viskuo, kuo tik tai galėjau. Niekas man to negalėjo iš širdies išimti. Ir galiausiai tai buvo tas galutinis žingsnis, aš jau nebežinojau, ko daugiau galėčiau išbandyti. Tai buvo ayahuasca. Mes buvome pas mūsų draugą baby shower. Ir kaip tik buvo tas žmogus dirbo, jisai buvo tenai ir būtent man sako, kitą savaitę turėsim ceremoniją, gali ateiti. Ir tada tiesiog iš nevilties, iš nežinojimo, ką daugiau pabandyti, aš nuėjau. Tai buvo pats pirmas žingsnis. Yra labai daug žmonių, kurie prisiliečia. Yra vis daugiau žmonių, kurie vis prisiliečia prie gamtos medicinos,
bet tu esi toj kategorijai, kur tu dirbi su medicina, tu fasilituoji ceremonijose. A, čia yra labai 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 mažas procentas žmonių, mano suvokimu specifiniai žmonės su tam tikrom sielos dovanom gali įlipti į tokią kelionę. Ar manai, kad this was a God's plan for you to step into this path? Absoliučiai. Ir aš dėl to galvoju, kad pas mane, dėl to aš tiek daug tų potyrių turėjau, tokių sudėtingesnių, nes aš galvoju, kad tie žmonės, kurie galiausiai yra toj paskirti, kad jie turi dalintis visų tuo su kitais žmonėm, jie turi pirmiausiai su tuo pergyventi patys. Kai mes išlipam iš tų visų sunkumų, tada mes nekalbame apie kažkokią tai teoriją. Mes kalbame apie realybę. Kaip tu perėjai per tos sunkumus. Kaip tu iš tikrųjų gyvenai. Nes čia vėlgi kaip lankstumo mokytojai, žinai. Kaip ateina ir žmonės, kurie darė gimnastiką nuo mažens. Jie nesupras, kodėl Petras Jonas 45 metų negali išsitiesti va šitai. Dėl to, kad jie nepraėjo pro tą sunkumą tokį patį. Tai aš manau, kad vėlgi medicina, kaip sakiau, net ir ceremonijose, tai nėra, kad mes renkamės, kada mes eisim į ceremoniją. Medicina išsirenka, kada tu ten būsi. Ir visiškai taip pat medicina išsirenka, kas su jie dirbs. Aš daug metų su jie dirbau pati savo ir aš iš tikrųjų niekada neieškojau eiti fasilituoti. Man tai atsitiko vienoj ceremonijoje, aš sėdėjau ir tada aš pradėjau matyti, kad aš būsiu dešinė ranka šito žmogaus. Sakau, ok, interesting. Ir tada aš po ceremonijos jam sakau, štai aš mačiau šitą tokį dalyką, kad aš tau dabar pradėsiu padėti. Ir jisai sako, medicina pasakys, kada laikas. Kas atsitiko? Už 3 savaičių atsitiko tokia situacija, kad man reikėjo įžengti į tos batus dešinės rankos jo. Ir man reikėjo viską labai greit išmokti, bet buvo labai įdomu, kadangi medicina tai yra ne tai kažkoks tai gėrimas, kad mes išgeriame ir tenai mes sapnuojam viską. Visų pirma, tai mums tik tai atveria tą mūsų pasąmonę. Tai nesukūrė kažkokių dalykų, kurie nėra tik, ta prasme, narkotikai, chemiškai, ne tik medicina, tik tai mums dirbant su DMT. DMT tai yra chemikalas, kurį mes gaminame natūraliai savo kūne, normaliai, kada gimstam ir kada mirštam. Dar moteris kartais gimdant labai labai mažom dozėm, kada mes sapnuojam, labai labai giliuose meditacijose, taip pat vėlgi išsileidžia tas pats, tas DMT. Bet su tuo DMT, kadangi jis jau yra mūsų kūne, tai nėra kažkas tokio, ko mes neturim. Ir tai atveria mūsų tą pasąmonę, matyti viso to, ko mes su akim nematom normaliai, bet tai egzistuoja. Tai mes pradedam matyti visas tas energijas, visas tas auras, viską, sacred geometry, sacred math. Ir visą tai, kai atrodė, kad čia kažkoks tai vuvu, jau to nebegali ignoruoti, kai vieną kartą tai pamatai. Pamiršau, iš kur mes pradėjom šitą klausimą. Iš kur mes atėjom? Kada ir kaip gavai kvietimą stoti į šitą kelią? Kažkur nuklydom. Viskas okei. Ar galėtum pasidalinti kažką,
kažką tokio, ką medicina tau yra parodžius, kur tu nesutikai, bet galiausiai susikūrė situacijos, kad parodytų, kad medicina visgi buvo teisi. Tai Nes vėlgi apie mano ne visada žmogus priimt nori, ką mato. Medicina visada parodo taip, kaip yra, bet tada jau kaip įsileidžia mūsų ego ir mūsų ego filtrai kaip suveikia, čia jau kitas klausimas. Iš tikrųjų, aš niekada jai nesipriešinau, nes nuo pat pirmo karto jinai ko man reikėjo, tai aš, kai einu, aš visada tai klausau kaip informaciją ir aš tam neresistencinu, galbūt trunka kartas nuo karto tą integruoti, bet aš tą informaciją priemu kaip kalbėčiau su kažkuo, kaip kalbėčiau su savo partneriu, kuris žino daug ir jie man tiesiog duoda tą informaciją. Tai, bet pavyzdžiui, apie tas mano skyrybas, tai kadangi aš jau tai giliai žinojau, bet nežinojau, kaip taisyti. Ir vat būtent buvo viena ceremonija, kuri prieš išgeriant mes visą laiką padarom tas intencijas savo. Ir intencijoje aš paklausiau, sakau, ką daryti apie mano šitą situaciją, nes jau nebežinau, kaip ją pataisyti. Ir jinai man parodė visiškai kirsti. Ir aš tikrai su tuo nenorėjau gyventi. Todėl aš su savo buvusiu vyru, aš kitą dieną pasikalbėjau ir sakau, va taip pamačiau, nes mes kartu buvom toj ceremonijai. Ir tada mes vis dar bandėm visą tai, pavyzdžiui, ištaisyti ir panašiai. Turėjau vėl tas ceremonijas, turėjau dietą, master plans ir man tai parodė į tą, kol nesutikau su tuo, kas jau buvo žinoma. Tai buvo vienintelė tokia dalis rezistencijos, bet vat būtent apie tai aš ir prisiminiau, nuo kur mes nuklydome. Tai, kad gerti mediciną, tai nėra išgerti, kas mums atidarys kažkokias vizijas ir panašiai. Medicina, tai yra gyvos dvasios, su kuriomis mes galime kalbėtis, kurios dirba su mumis gyvam laike, kaip mes dabar laidą. Tai jeigu kažko mes norim, kažkas vyksta su mumis, mes visą laiką galim su jie kalbėtis, nes, pavyzdžiui, tai jinai ajuoska vadinama abuelita, tai yra močiutė. Tai yra kaip močiutė, labai išmintinga, labai visą laiką tave apkabins, bet kai tau reikia, tai per žandus trenks irgi, kad tu atsigautum. Tai va taip. Tough love. Aha. Ką norėčiau dar pridėti prie šitos temos, nes suprantu, kad yra žmonių, kurie neturi tiek sąlyčio taškų dar su medicina, bet ką padeda medicina padaryti, tai tvarkyti dalykus, kurie yra išėję iš harmonijos. Dabar jau reikia, Solveiga, kad tu išverstum. Aha. Iš harmonijos išeina en el mundo spiritual. Ne? Tai energetiniam plane yra susikūrus disharmonija. Ir iš energetinio plano disharmonija leidžiasi į 3D, leidžiasi į fizinę realybę ir tada atsispindi mano suvokimu, atsispindi žmogaus patyrime. Ar tai per sveikatą, ar tai per santykius, ar tai per savirealizaciją, finansinę gausą, kažkur ta disharmonija randa kaip atsispindėti. Tai ką medicina padeda padaryti, tai grąžinti harmoniją pradžioj viršutiniam lygmenį ir tada nuleisti ir harmonizuoti visose lygmenys. Ar kažką panašaus, ar į tą pusę galvoju ir suvokiu? Aš manau, kad tikrai taip.
Aš manau, kad tikrai taip. Aš manau, kad I think Bashar tai pasakė, kad medicinos mums padeda patirti tą vienovę, kaip jaučiasi, kai mūsų pasąmonė yra atidaryta ir jinai naudojama daugiau negu procentų. Ir tada žinodami tą jausmą, mes ją galime atkurti lengviau savo tam tikram gyvenime, tam 3D. Tai aš manau, kad veikia taip, kadangi mes jau galime tai paskanauti, tai yra daug lengviau atkurti. Jeigu mes nuėjome į restoraną ir mes suvalgėm kažkokios tai moliūgų sriubos ir mes prisimenam tą skonį, mums bus lengviau pabandyti perkurti tą sriubą. Aš vis dar apie maistą labai daug kalbu. Galbūt jau valgyti reikia. Gerai. Žinai, pabandžius tokių dalykų, mums tai yra daug lengviau atkurti ir tai veikia tam spiritualiniam lygmenį lygiai taip pat. Nes kadangi, jeigu mes esam tam ratukė žiurkėno, mes bėgam ir nežinom, kaip jaustusi būti atsipalaidavus. Tai yra labai sunku patikėti, kaip mes sakom, brainwash yourself. Tai yra labai sunku tai padaryti, jeigu tu niekada to nesi eksperimentavęs nei vieną minutę, nes tavo gyvenimas tiesiog tau to neleido, tau to nedavė. Tokį kaip pakylėjimą, kiek tu ten jau po jo lipsi, tai yra priklausomai nuo tavęs. Taip, bet kibirkšti gali suteikti ir padėti pirmus žingsnius, net ir kur anksčiau nežinojai, kur buvo tamsu ir nepažįstama medicina, tikrai gali labai gražiai su meile nuvesti ir tai padaryti. Būtent. Vienas paskutinių klausimų, kuris nušoka iš pradžios į galą, bet tavo patyrimas ir realybė prieš 8X programą ir prasisuko 8 savaitės, tada dar porą savaičių, dar breiką turėjom, prasisuko beveik 3 mėnesiai nuo mūsų starto. Ar matai skirtumą, kaip tau jaučiasi skirtumas, kas buvo, kas dabar yra? Visiškai. Ir mes dar buvo labai įdomu, nes aš dar turėjau tą master plans dietoj, turėjau dirbti, dėl to mes turėjom tą pauzę. Tai vėlgi labai daug medicinų buvo vidury šito ir vis dar einu pro tos pokyčius, vis dar pas mane čia chaosas. Bet, wow. Ta prasme, skirtumas. Aš niekada neieškojau, kad būtų pas mane toks 3D skirtumas iš karto dieną, kai mes pabaigsim, nes aš tikiu tuos procesus, aš jų pakankamai esu mačius, kad žinau, kad kartais tai užtrunka, nes kartais ta informacija, kaip apie tą mitą Abramos, aš galiu turėti informaciją, bet visą tai gyventi yra visiškai kitaip. Tai man užtruko visas tas ir galiu pasakyti, kad labai daug viso to, apie ką mes šnekėjom, apie ką mes dirbom, atėjo labai įdomiais keliais, tikrai ne keliais, dar aš galvojau, kad man ateis, bet gyvenu magiją. Tai ačiū tau tiek iš širdies. Nes tikrai ir ačiū, kad mane palydėjai taip gražiai, kaip aš tau sakiau, wow, kaip tokius klausimus manęs, taip specifiškai manęs klausimus paklausi, kad ne man nepasakai tą informaciją, bet paklausi taip, kad aš pati ją atsakyčiau ir tada aš ją daug lengviau priemu. Tai visi, jeigu kažkas tai galvoja dirbti su tavim, tai tikrai negaliu daugiau rekomenduoti, nes kažkas tokio labai stipraus ir aš laukiu, kol mes vėl susitiksim ir tikrai tęsim šitą mūsų kelią, nes magija, tikrai magija. Ačiū labai. Visada yra geriau žmogui gauti meškerę, negu paduoti
žuvį. Amen. Aha. Gerai, manau, kad daug pritransliavom šiandien. Galima keliauti į užbaigimą, tai nors ir Dar man mūsų... atrodo, yra Taip. klausimas kažkieno ten pasižiūrėk pas save gal. Oi, turim... paskutinį klausimą apie herojaus kelionę. Taip, ką tau teko patirti iki šio momento savo herojaus kelioniai? Nu gerai, jeigu va dar jauti vienam tokiam mažam klausimui. Ką man teko patirti, tai labai daug mirčių savo versijos. Labai daug mirčių savo versijos tuo, kuo aš galvojau, kad aš esu, ką aš galvojau, ko aš noriu, ko galvojau, kad aš galiu. Tai, kaip žinai, aš turiu tą tatuiruotę savo gyvatės, nes man tai reprezentacija kundalini mano ir ajuaskos dvasia irgi gyvatė. Bet man tai labai reprezentuoja mano gyvenimą ir visą mūsų tą progresą, visą tą transformaciją. Tai tas pasikeitimas tos odos. Tai aš gyvenau labai didelius pokyčius, netgi mano gyvenimas iš viso yra labai nestandartinis, nes aš tiek daug visko esu pakeitus. Tai prieš cirką aš dirbau naftos kompanijoje ir dirbau poker grupėje. Ir paskui išėjau į cirką ir dabar su medicinom ir, žinai, sakau visą laiką, kad pas mane viskas nestandartų, tai arba aš už plaukų kabų vakarai sukinėjusi, arba aš geriu gamtoje ajuaskas. Bet mano kelionė išmokė, stipriausia žinutė man yra tokia, kad šokti į abizmą, šokti į Prarają? į prarają. Kai aš nežinau, ar aš turiu kažkur nusileisti pilnai. Mane išmokė pasitikėti, kad visų pirma tai gyvenimas, mano nuomonė, tai yra apie patyrimą. Tai nėra kažkoks prisirišimas prie vieno ar kito, nes mums visą laiką atrodo, kad jau labai vėlų, jau neturim laiko, jau dabar apie viską. Aš labai tikiu, kad mes turim pasirašę tos sielos kontraktus, kur mes turim praeiti per kažkokius dalykus. Ir aš žinau, kad aš nueisiu nuo punkto A iki punkto B. Klausimas yra, ar aš nueisiu tiesiogiai, ar aš nueisiu ratukais, galiausiai aš vis tiek tenai nueisiu. Ir kuo daugiau aš bandysiu stumti to, kas pas mane natūraliai ateina, tuo daugiau rezistencijos turėsiu. Bet galiausiai nesuvaldysiu to. Nes tas, kas turi atsitikti, jisai visą laiką atsitiks. Vėlgi grįžtame prie to, kad vienintelis dalykas, kurį galime kontroliuoti, tai yra savo energiją, savo biomagnetinį lauką. Ir kuo mūsų stipresnis tas laukas, tuo mes daugiau ryškiau galėsime jausti tą intuiciją, kad galėtumėm eiti keliu mažesnės rezistencijos. Amen. Entonces, manau, kad nežinau, ką pridėti prie šito, prilipdyti dar labai gražiai pasakei. Žmogui, kuris nori tiesiog geresnio, gražesnio, lengvesnio gyvenimo, šviesesnio, su mažiau to tankio, mes nenorėčiau, kad susidarytume tokią nuomonę, kad jum reikės
važiuoti į džiunglės ir gerti mediciną. Jūsų pokytis ir transformacija gali prasidėti nuo išėjimo ryte su kakava, atsisėdimo ir 4 kartus pakvėpuojant, ryte ir vakare parašant dėkingumo žurnalą ir dieną 5 minutės atsisėst pamedituoti. Ir visa tai gali drastiškai pradėti riplint per jūsų patyrimą, banguot tokius pokyčius, kurių protas dar negali suprasti. Tai yra daugybė būdų, kaip ateiti ir įeiti į savo herojaus kelionę ir ten ateiti į meilę, gausą, išsilaisvinimą. Svarbu eiti. Ir kaip Solveiga sako, pasitikėti. Tiesiog pasitikėti. Tai čia yra core belief, kurį kiekvienas, jeigu savo įsukam tą lemputę, kad ir kur aš atsirasiu, aš esu meilės šviesa ir viskas galiausiai veikia in my favor. Viskas, kas vyksta, yra dėl manęs. Taip pat šitie įsitikinimai gali labai, labai gražiai mus vesti ir suteikti permission slip. Nežinau, kaip kitaip pasakyti, bet permission slip, kurį įsirašom savo, daryti crazy dalykus. Daryti dalykus ir atlikti tokius veiksmus, kurie yra neadekvatus tai ego dėžutei, tai subasmenybei sukurtai. Tai vat ir kiekvienas esame atsakingi, kad išsirašytumėm savo tos permission slip. Tai lai ši žinutė apie permission slip būna jum permission slip įsirašyti savo permission slip. Wow, Inception. Visiškai. Tai nors šiandien prikalbėjom daug dalykų, tai ir sakiau, kad pabaigoje bus pasiūlymas, bet tiesiog jeigu jauti rezonansą ir kvietimą patyrinėti giliau, kas yra herojaus kelionė, struktūroje, kurią sukūriau, eidamas per savo herojaus kelionę, kuriant transformacinius įrankius, padedant žmonėm eiti per šias transformacijas, tai parašyk ar į DM, ar į komentarą žodį herojus ir aš atsiųsiu visą informaciją. Ir back to Solveiga. Aha, ir su manim, tai aš norėčiau jūs labai pasikviesti, jeigu surezonavo, apie ką šneku, tai galite mane sekti Instagrame. Aš planuoju kurti erdvę online, communal space, dalinti šiek tiek daugiau kundalini praktiką, visokiausiomis tai pamokomis. Kol kas aš dabar dirbu vieną su vienu lankstumo pamokose, kas atrodo nelabai susiję apie tai, ką mes šnekame, bet iš tikrųjų tai yra labai labai susiję, kadangi tai yra somatinė praktika vis dėlto lankstumo, nes lankstus kūnas tai yra lankščios mintys ir mes labai daug traumų laikome vis dar kūne. Tai nėra apie kažkokį tai, kad aš galėčiau padaryti špagatą, tai yra laisvė mūsų kūne, laisvė mūsų judėjime ir atidarimas tos vėlgi energetinių blokų. Tai yra tiesiog čia kitoks priėjimas prie jų. Tai aš jūs labai norėčiau pasikviesti taip pat parašyti man, jeigu jūs domintų toksai darbas ir mes dirbame online, turiu studentus iš viso pasaulio ir tiek. Jei, labai rekomenduoju, patyrinėkit, kiekvienas žmogus neša savo mediciną ir kas esat jautresni, tai šiandien galėt pajausti tiek Solveigos nešamą mediciną, tiek mano. Tai ačiū labai, kurie buvot prisijungę gyvai. Ačiū visiems, kurie žiūrėjot ir žiūrėsit įrašą. Ir labai ačiū Solveigai už nuostabų pokalbį, už pasidalinimą.
ir už įkvėpimą visų What's Possible. Tai ačiū. Thank you. Ačiū tau, ačiū labai už viską, ačiū už tavo egzistenciją mano gyvenime ir kaip gražu. Už dar 70 metų. Ir visi, tik jaučiu kolektyviai, galim pagirti Solveigos lietuvių kalbą, nes po 17 metų negyvenimo Lietuvoje labai solidžiai. Ačiū, šaunuolė. Prasimušėm su kursu. Buvo toks preparation. Nes kursė tikrai varėm Spanglish. Visom kalbom. Aha. Gerai, tai va, ačiū labai. Muchísimas gracias. Bendiciones infinitas ir sėkmės tau visose savo kūrybinėse procesuose ir laukia daug labai gražių dalykų. Važiuojam. Ačiū už viską. Važiuojam. Ciao. Bye.